Sveiki visi, su jumis sveikinasi Tafas ir šiandien aš kalbėsiu apie nelabai atsakingą motiną, apie melagę. Kare, galvo viskas važiuoja į policiją. Moteris, kuri atvyko į policijos komisariatą pareiškimo rašyti atsisakė. Ir kodėl aš apie tai kalbu? Nes jai šiandien yra taip. Iš tikrųjų labai malonu vėl sugrįžti prie tokių temų. Kadangi kaip nekeista, bet Lietuvoje nėra daug tokių išprotėjusių žmonių. Ir kiekvienas išprotėjęs žmogus tiesiog yra dar viena peržiūra ir puikus vaizdo įrašas mano kanale. Taigi aš juo labai džiaugiuosi. Nors ir pačiais žmonėmis aš nesidžiaugiu. Ir šiandienos paimti klipai yra iš Demiko kanalo, TV3 reportažo. Ir pora yra mano padarytų klipų. Ir dar keli klipai ir skrinčiotai yra paimti iš Lietuvos policijos asmeninės Facebooko paskyros. Ir visus šaltinius ir visus kanalus, visus straipsnius, viską aš sudėsiu į aprašymą. O dabar šiandienos temą lai pristato TV3 žinių vedėja. Kauno centre neva sumuštų savo vaikus gynusi influencerė Ieva Voveris dabar turi viešai aiškintis, kodėl neteisingai apkaltino praeivę. Influencerė tikino, kad moteris sudavė jo sūnui per veidą. Policijai paviešinus vaizdo įrašą paaiškėjo teisybė. Vaizdo medžiagoje matyti, kaip niekieno neprižiūrimi vaikai važiuoja paspirtukais per perėją ir trenkėsi į šalimais einančią moterį. Ir turiu nuojautą, kad daugelio jūsų reakcija yra būtent tokia. Influencerė tikino, kad moteris sudavė jo sūnui per veidą. Policijai paviešinus vaizdo įrašą paaiškėjo teisybė. Vaizdo medžiagoje matyti, kaip niekieno neprižiūrimi vaikai važiuoja paspirtukais per perėją ir trenkėsi į šalimais einančią moterį. Ir saugodamasi praeivė, pasak policijos, vaikus tik švelniai stumteli. Ir beklausant šio reportažo, Demiko kai ką prisiminė įdomaus. Iš Jungtinių valstijų į Lietuvą trumpam grįžusi influencerė Ieva Voveris. Aš tarp kitko kažkodėl žinau šią moterį tik dėl to, kad kažkur, jeigu neklystu, nenoriu jos apkaltinti neteisingai, bet jeigu neklystu, jinai kažkada yra kėlusi nuotraukas savo šūdų, turiuomenį savo išmatų, ir kažką jin ten, man atrodo, pasakojo apie sveiką mitybą ar kažką tokio su prišiktų tualetu ar kažkas, ar man kažkokie tokie. Ir taip, tai yra visiška tiesa. Taigi aš nuėjau į Demiko šio vaizdo įrašo aprašymą ir susiradau tą straipsnį. Susiradęs straipsnį, aš jį įdėjau į ChatGPT ir paprašiau ChatGPT, kad ar jis galėtų trumpai apibendrinti šį straipsnį, naudojantis tik krepšinio terminais. Paskaitykime, ką ChatGPT mums sugeneravo. Štai prasideda rungtynės. Į Ievos organizmo aikštelę išsiveržia kirmėlių komanda, o pirmasis ženklas – nesuvaldomas apetito puolimas. Kas už gynybą? Užuot kvietusi trenerį, gydytoją, Ieva pati leidžiasi į ataką ir meta desperatišką tritaškį iš toli. Savigyda. Koks drąsus metimas. Į aikštę jį išleidžia savo starto penketą. Česnaką, moliūgų sėklas, melyną ir gvazdikėlius. Natūralių priemonių kombinacija vietoje oficialių derinių. Ir štai spurtas. Po savaitės apetito metimai krenta 5 kartus rečiau, o energijos aikštelėje kur kas daugiau. Nuostabus momentas žiūrovams. Bet medikų komanda tribūnose musikuoja rankomis. Tai chaotiškas 1 prieš 5 žaidimas. Jokio aiškaus derinio, tik improvizacija. Profesionalus treneris čia būtų iškėlęs lentą ir nubraižęs tikrą gynybos schemą. Antiparazitinius vaistus, galinčius visiškai sustabdyti varžovo ataką. Ir rungtynės baigėsi aiškia žinute. Trumpas spurtas galimas ir be plano, bet tik su specialistų taktika gali tikėtis tikros užtikrintos pergalės. O dabar atgal prie reportažo. Iš Jungtinių valstijų į Lietuvą trumpam grįžusi influencerė Ieva Voveris sekėjams pareiškė esanti šokiruota. Kosmosas kažkoks. Ir prisiminkite šitą, ji pareiškė savo sekėjam, ji, ne kažkas kitas. Savo socialinių tinklų paskyrose influenceriai ėmė skųstis neva skandalingą istoriją. Esą Kauno centre jos 4-oką sūnų ir 5-okę dukrą užpuolė ir 2 kartus į juos rankas smūgiavo kažkokia moteris. Tai aišku, kad Kaune, ne kokiam Vilniuje, ten Kaune visi Moteris taip pat esą vaikus koliojo, taigi smurtavo psichologiškai. O tai kaip smurtavo psichologiškai, pasakė, kad Trumpas blogas prezidentas? O policija influencerės vaikų nesugebėjo apginti.
Mano sūnus tiesiog labai kūkčioja, sako, man trenkė, man mušė, sako, Andželina, kas buvo? Sako, mama, mes grįžtam namo ir sako, tokia moteris. Ir sako, Danielis, sako, pradžiai taip trenkė, paskui sako, per žandą. Ir sako, išvadino visokiais žodžiais, sako, kažkaip sakė, ir sako, durnius. Oi, palauk, jie visi bus išvadinti, kai nueis į mokyklą. Kažkaip raminu, godžiu, gal sakau, tu gal užgavai, kažkaip gal ką. Ne, man kaip visą dieną pasakoja man ir pasakoja. Nu vakare, galvoju, viskas, važiuoju į policiją. Moteris, kuri atvyko į policijos komisariatą, pareiškimo rašyti atsisakė. Tai ką jinai ten tada darė, jeigu ten nuvažiavo? Ką? Man ir pasakoja, nu vakare, galvoju, viskas, važiuoju į policiją. Pareiškimo rašyti atsisakė. Tiesiog jinai pasakė, kad Neturi laiko. The fuck? Tai ko jin ten važiavo? Ir tada pareigūnai susirado pačią medžiagą pasižiūrėti patys, kas būtent ten įvyko prie tos perėjos. Ir vėl leisiu reporteriui pakalbėti, kadangi jisai gan viską gerai apibendrina. Apklausę vaikus, suradę juos neva užpuolusią moterį, pareigūnai gavo ir stebėjimo kameros netoli įvykio vietos įrašą. Dabar ir matote šį vaizdo įrašą, kurio turinys nesutampa su influencerės žodžiais. Pirmiausia, du vaikai paspirtukais atsitrenkė į moterį, o ši vieną kartą stumteli vieną iš mažamečių, o gal tiesiog bando atremti. Gerai, grįšiu prie reportažo. Paspirtuku lekianti mažametį. Už tą rankos mostą pareigūnai moteriai skyrė 30 eurų baudą, kaip už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Nors ir visa gal situacija, nežinau, atrodo kvaila ir juokinga gal truputį, bet kad gavo ta moteris 30 eurų baudą, tai iš tikrųjų yra labai liūdna, nes jeigu visiems taip dalintų tas baudas, tai aš tikrai būčiau bankruotė. Ir žodžiu, tada policininkai viską publikavo į savo Facebooko paskyrą ir galim dabar pažiūrėti, ką reportažas apie tai sako ir kokie iš tikrųjų buvo komentarai po to postu. Matydami, kad influencerė mama savo sekėjams nepasako visos tiesos ir toliau piktinasi policijos darbu, pareigūnai į Facebooką įkėlė incidento vaizdo įrašą. Ir žmonėms pasiūlė incidentą pasižiūrėti patiems. Pasipylė reakcijų bei komentarų kruša. Jie akivaizdžiai trenkė vaikui, jums viskas gerai. Tai kad ji jam trenkė, todėl kad jis atsitrenkė į ją. O nuo kada galima kirsti pėsčiųjų perėją nenulipus nuo dviračio ar paspirtuko? O jeigu šitą vyrą išleistume į gatves, tai jisai pasibaisėtų, kas dabar darosi. Ir po to posto, ar tai publikacija, kaip nori pavadinsi, taip nepagadinsi, ar kažkas tokio, tai aš radau dar vieną gerą komentarą, kurio TV3 neįdėjo. Ir kadangi aš neturiu profesionalių įgarsintojų, aš įgarsinsiu šį žmogų. Cyplius atsitrenkė į moterį, važiuodamas per perėją su paspirtuku. Moteris nustumė cyplių, nes maišosi po kojom. Už ką jai bauda? Kodėl neskiriama bauda neišauklėto vaiko tėvams už jo nepriežiūrą? Kodėl neskiriama bauda blondiniai influenceriai už melagingą apkaltinimą? Ir tada TV3 tą medžiagą nusprendė parodyti praeiviams. Štai jų reakcijos. O kur mama vaikų? Nu, aš tikrai nenoriu jų paskui juos ten vaikščioti iki 18 metų. 90% mano sekėjų paleidžia būtent va taip 6, 5, 7 metų vaikus. Mums pasisekė, kad amerikiečiai nėra apsigyvenę Lietuvoje dabar. Kaip ir ne, atrodo, kad jie įvažiuoja į tą moterį, toks jausmas. Bet tai moteriai paskyrė 30 eurų baudą. O, wow. O kodėl jinai gavo už ką? Nepagristai. Galim dar kartą pasižiūrėti. Taigi ta moteris nekalta, visiškai. Reikėtų mamai pačiai susimastyti, nes čia labai dar gražiai baigėsi, nes važiuoja netgi per gatvę, mato mane. Ir tada Ievutė nusprendė pasiskųsti. Labai liūdna man šioje situacijoje, kad va tai va, man tas video nerodomas. Dabar ir matote šį vaizdo įrašą. Viešinama socialiniuose tinkluose. Kokie žmonės blogi, viską paviešino socialiniuose tinkluose. Ieva, tu nieko prie to neprisidėjai, tikrai. Savo socialinių tinklų paskyrose influenceriai ėmė skųstis neva skandalingą istoriją. Viešinama socialiniuose tinkluose. Ir šį vaizdo įrašą aš leisiu užbaigti TV3 reportažui. Kitaip tariant, jeigu pamiršote parašyti pareiškimą, užtektų pameluoti ir policija paviešintų su jumis susijusio incidento įrašą. Tad nebereiktų jo reikalauti sudėtingų biurokratinių būdų.